Pagarsėjęs psichikos ligonis banditas Romas Zamolskis gyvas bei šiuo metu slapstosi ir plėšikauja Vilniaus rajone, teigia policijos pareigūnai. Teisėsaugininkų tvirtinimu šis ypatingų įžūlumu pasižymintis nusikaltėlis galėjo organizuoti bent 2 apiplėšimus Vilniaus krašte. Vakar apie 18 val. Vilniaus rajone buvo įvykdytas ginkluotas plėšimas. 4 kaukėti vyriškiai įsiveržė į parduotuvę Šaltoniškių kaime ir pagrasinę pistoletu atėmė pardavėjų auksinius papuošalus, iš kasos pagrobė 400 litų bei nuo prekystalio alkoholinių gėrimų, cigarečių, maisto produktų. Pardavėjas uždarė pagalbinėse patalpose, pabėgo. Kol užrakintos pardavėjos išsilaisvino, praėjo bent pusvalandis. Vos gavę pranešimą apie ginkluotą plėšimą, Vilniaus rajono policijos patruliai surengė voratinklį, tačiau nusikaltėliai spėjo pasprukti. Nedrausmingas bei grubus mokinys įsivėlintis į nuolatinius konfliktus. Visa tai išaugo į nusikaltimus, kurie šiurpino ne tik Lietuvą. Vienas žiauriausių Lietuvos nusikaltėlių Romas Zamolskis, pravardę Zamas. Zamolskis gimė 1970 sausio 7. Su tėvais bei 2 broliais gyveno Ramučių kaime, Kauno rajone. Zamolskių šeimos gyvenimas nebuvo iš lengvųjų. Nuo širdies smūgio mirė tėvas. Avarija žuvo vienas iš brolių Arvydas, kuris taip pat buvo teistas už žmogžudystę, kai prie baro mirtinai sumušė žmogų. Po brolio bei tėvo mirties prasidėjo problemos. Buvęs pirmūnas tapo nedrausmingas, grubus, nepažangus mokinys. Medikai 1991 birželį savo ataskaitose rašė: po tėvo mirties tapo vienišas, vengė draugų, sutriko miegas, atsirado nerimas, baimė. Pats Zamolskis medikams atskleidė, kad dėl atsiradusios baimės miegodavo po pagalvę pasidėjęs kirvį. Pirmą kartą Zamolskis į teisėsaugos akiratį pateko būdamas 16. 1986. Tuomet vaikinas sukėlė muštynės ir apvogė butą. Medikų ataskaitose rašoma, jog Romas norėjo būti turtingas, turėti daug pinigų, dėl to pradėjo vogti. Tąsyk jis buvo nubaustas lygtinai. 88 metais Zamolskis atiduotas į medikų rankas. Tais metais vaikinas apvogė butą, išnešdamas magnetofoną bei juvelyrinius dirbinius. Ataskaitose yra mįslinga aplinkybė. Suėmimo metu bandė bėgti pagrobdamas mažamečius vaikus, sukeldamas pavojų jų gyvybei. Tyrėjams kilo įtarimų dėl Zamolskio psichinės būklės. Jis buvo paguldytas į Utenos Respublikinę ligoninę, diagnozuota psichinė liga. Tad jau 88 spalio 24 nukreiptas į Černakovskio psichiatrijos ligoninę. Ten jis praleido 2 metus. 1990 teismas nutraukė Zamolskio gydymą griežto režimo sąlygomis, tad 91 perkeltas į Žiegždrių ligoninę, kurioje praleido mažiau nei pusmetį ir 91 birželį išleidžiamas kaip visuomeniai nepavojingas. Kur kas rimtesnius nusikaltimus Zamolskis pradėjo vykdyti nuo 93 pradžios. Naujų metų naktį kilo konfliktas tarp girtų Zamolskio ir Dariaus Bakanausko. Iš pradžių Zamas vyrą talžė kumščiais, paskui peiliu smogė į krūtinę. Medikai dar bandė gelbėti Bakanauską, bet nesėkmingai. Beje, Bakanauskas buvo Žaliakalnio nusikalstamos grupuotės atstovo pravarde Bakanas brolis. Po šio įvykio ir pats Zamolskis pateko į ligoninę, tačiau iš jos pabėgo, o vėliau kreipėsi į Jonavos medikus, kuriems paaiškino, kad iškrito iš balkono. Praėjus keliems mėnesiams su bendru Danu Steponavičiu apiplėšė parduotuvę Kaune. Vyrai nešė viską nuo saldainių iki alkoholio. Zamo bendrininkas Steponaitis jau kovo pabaigoje įkliuvo pareigūnams, kai antrą kartą nesėkmingai bandė apiplėšti šaudyklą Jonavoj. Per pakartotiną bandymą apiplėšti šaudyklą ant stogo besidarbuojantis Zamolskį pastebėjo policijos pareigūnai, o šis nedvejodamas ėmė juos šaudyti, vieną sužeisdamas į koją.
Pats pasprunka, o jo bendras Steponaitis sulaikomas. Sekančią žmogžudystę su bendrai Zamolskis įvykdė 1994 spalį. Zamas palaikė artimus ryšius su pusseserė Daiva Ilekytė, kuri vadovavo prostitučių firmai. O Zamolskio draugė užsiminus, kad ją įvaikinusi Adelė Startienė turi brangų 4 kambarių butą Savanorių prospekte. Tad Daiva Ilekytė, jo sugyventinis Artūras Avalasevičius, Zamolskis ir Alma Stopienė sugalvojo planą – nužudyti senuolę, parduoti butą ir gautus pinigus pasidalinti. Pagal sutartą planą Alma Stopienė savo 69 įmotei į arbatą įpylė migdomųjų. Ir apie 2 valandą nakties pagal susitarimą su dukra iš buto pasišalino, palikdama duris atrakintas. Į butą atvyko Zamas ir Artūras Avalasevičius. Zamolskis užspaudė miegančios senolės burną, o bendras pasmaugė moterį virve. Nužudę moterį vyrai išvertė butą ir pavogė vertingesnius daiktus, kurie vėliau buvo rasti Daivos Ilekytės namuose. Nors kaltinamieji teisme davė prieštaringus parodymus, visi jie buvo pripažinti kaltais. Daiva Ilekytė su bendrais dar buvo apkaltinta itin žiaurių prostitutės nužudymu. Tuomet Kleboniškio miške buvo itin žiauriai nukankinta bei nužudyta moteris, pas Ilekytę prostitutė dirbusi mergina. 1994 gruodį Zamas buvo sulaikytas. Nusikaltėlio sulaikyme dalyvavo 6 pareigūnai. 96 metų balandžio pabaigoje Kauno apygardos teismas Daivą Ilekytę už grotų pasiuntė 15 metų, Artūrą Avalasevičių 14 bei Almą Stopienę 13 metų. Pats Zamolskis pripažintas kaltu dėl nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis, turto sugadinimu, poveikio nukentėjusiam darimu, melagingų parodymų davimu. Teismas Zamolskį pripažino nepakaltinamu, nuo bausmės vykdymo atleido ir išsiuntė priverstiniam gydymui į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, kur buvo gydomas griežto stebėjimo sąlygomis. Zamolskis 2000-ųjų pradžioje buvo perkeltas į Žiegždrius, kur ilgai neužsibuvo. 2001 sausio 19 dieną Zamas paspruko mįslingomis aplinkybėmis. Pagal vieną iš versijų jis pritaikė palatos raktą, pagal kitą į ligoninę buvo atsiųstas fakso pranešimas, kad Zamolskis iš ligoninės paleidžiamas. Ir paskutinė versija, kad Zamolskis tiesiog ramiai išėjo pro neužrakintas ligoninės duris. 2001 balandžio 17 Zamolskis veikdamas organizuotoje grupėje ir būdamas ginkluotas prie Maxima bazės esančios netoli Gariūnų, įvykdė didelės turto vertės plėšimą ir pasikėsino į inkasatorių gyvybės. Per išpuolį sunkiai sužeistas vienas inkasatorius, kitus 2 nuo šūvio apsaugojo šarvuoti automobilio stiklai. Per užpuolimą pagrobta daugiau nei 70 000 litų. Pagrobę pinigus nusikaltėliai niekieno netrukdomi pasišalino. Sužeisto inkasatoriaus bendradarbiai jos neiššovė nė karto. Šoko ištikti vyrai nepadėjo ir mirštančiam kolegai. Slėčiai dėl mirties niekada negalvoju, kad viskas, kad negalvoju, čia kažkoks trumpam, viskas bus gerai, kad tos minties tokios niekada nebuvo. Sunkiai sužeistas inkasatorius išgyveno. Kaip jis pats sako, todėl, jog nusprendė, jog jam dar nelaikas mirti. Tais pačiais metais birželio mėnesį Zamolskis veikdamas kartu su bendrais pasikėsino į pareigūnus, norėjusius nustatyti jo tapatybę. Per susišaudymą buvo sužeisti 2 pareigūnai. Iš nusikaltimo vietos įtariamasis paspruko įsėdęs į pro šalį važiavusį automobilį ir grasindamas ginklu privertė vairuotoją važiuoti norimą kryptimi. Ilgai netrukus, Liepos 25 dieną, Zamolskis kartu su bendrininku Kaune veikusioje metalo supirktuvėje
itin žiauriai nužudė 2 vyrus. O rugsėjo pabaigoje dar vienas išpuolis. Kaune Zamas kartu su savo bendru Virginijum Savickiu sužeidžia 2 pareigūnus, norėjusius patikrinti įtarimą sukėlusių asmenų dokumentus. Vienam iš policininkų peršaunama nugara, kitam koja, o nusikaltėliai eilinį kartą pasprunka. – 2001 m. spalio 8 d. Savickio bei Zamolskio gaudynės pasiekė kulminaciją, kai nusikaltėliai buvo pastebėti Panevėžyje. Savickis su ginkluotais pareigūnais akis į akį susidūrė Ramygalos gatvėje. Įkaitų paėmė į mokyklą ėjusi 13-metį ir prisidengdamas jo kūnų įbėgo į daugiabučio laiptinę. Ten užsibarikadavo bute. Įkaitė tampa taip pat buto savininkė. Derybos su įkaitus paėmusių pavojingų psichikos ligonių vyko iki vėlyvo vakaro. Kai kilo rimtų įtarimų, jog ginkluotas nusikaltėlis gali susidoroti su įkaitais, nusprendžiama butą šturmuoti. Operacija Aro vyrams pavyko, 13-metis buvo išgelbėtas, tačiau dėl sužaloto peties skubiai išgabentas į ligoninę. Buto savininkė nenukentėjo, o Savickis buvo nukautas vietoje. Antrasis pareigūnų taikinys Zamolskis per gaudynės buvo sužeistas, tačiau eilinį kartą sugebėjo nuo pareigūnų pasprukti. Siekdamas sumėtyti pėdas, įlėkė į Miltinio vidurinės mokyklos patalpas ir per atsarginį išėjimą išbėgo į kitą mokyklos kiemo pusę. Peršoko tvorą ir pradingo daugiabučių kiemuose. Po incidento Panevėžyje pranešta, kad sužeistas Zamolskis įsibrovė į vienus namus Narėpų kaime, Kauno rajone. Pagrobė karabiną su optiniu taikikliu ir kitų daiktų. Narėpai randasi visai šalia gimtųjų Zamo Ramučių, galbūt bandė susisiekti su savo giminaičiais. Buvo kelta versija, kad Zamolskis 2001 lapkričio 24 nužudė Vilniuje Remigijų Daškevičių pravardę Daškė. Nuomojamam bute, iš kurio šaulys nušovė Daškevičių, buvo paliktas karabinas, panašus į pavogtą. Bei liudytojų parodymais butą nuomavosi beveik 2-metris stambus vyras, atitinkantis Zamolskio sudėjimą. Bet ši versija niekad taip ir nebuvo patvirtinta. 2001 metais paskelbta tarptautinė Zamolskio paieška, bet jis tiesiog pradingo. Kurį laiką net buvo manoma, kad jo nėra tarp gyvųjų. Bet jie labai stipriai klydo. 2014 m. rugpjūčio 19 d. Jekaterinburge Rusijos kriminalinės policijos pareigūnai sulaikė ieškomiausių Lietuvos nusikaltėlių vadintą Zamolskį. Разбой, грабежи, покушение на убийство. Литовский киллер Ромас Замольский и его подельники предстали перед судом. Банда не 1 год держала в страхе город, подбрасывала гранаты конкурентам. Долгое время криминальный авторитет находился в международном розыске. Zamas pasprukęs nuo Lietuvos teisėsaugos toliau tęsi savo nusikalstamą veiklą Rusijoje, Jekaterinburgo mieste. Nepamirštam prenumeruot, paspaust like ir komentuot. Ir iki kitų video.